Sveiki, kad žiūrit. Šiandieną į konsultanto dienoraštį aš pasikviečiau psichologę, psichoterapeutę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorę Aušrą Norę. Netrukus jį turėtų prisijungti. Tikiuosi, šitas pokalbis bus įdomus. Pirmiausia, ačiū labai, kad į mano avantiūrą sutikot sudalyvauti, atsiliepė taip entuziastingai. Prašau, kažkaip atrodo visai prasmės tame yra, man atrodo, kuo daugiau kalbam, tuo daugiau ausų pasiekia. O aš parašiau, kad noriu daryti tokią tinklalaidę apie priklausomybės, iš karto parašėt man, kad tą temą visą laiką rasit laiko pasišnekėti. Manot, kad tai svarbi, labai svarbi tema ir mes per mažai dėmesio tam skiriam? Vienareikšmiškai. Ta prasme, jeigu kalbant apie alkoholį, net neimant kažkokių kitų medžiagų, bet alkoholis yra tas, kuris paliečia visas šeimas. Aš kažkaip skaitydama statistiką ir matydama procentų suvartojimo kiekius Lietuvoje, tarkim, ir priklausomybės mastą ir galų gale žmonių, kurie atsiduria ligoninėse dėl visokių delyrų, liaudiškai kalbant, baltų arklių ir panašiai, tai supranti, kad tai yra milžiniškas kiekis žmonių. Vadinasi, jeigu ne tavo tėtis, ne mama, tai galbūt dėdė, galbūt teta, galbūt senelis, galbūt, gerai, kaimynas, bet kažkas tikrai turi šitą problemą platesniu mastu. Ne tai, kad ten truputį daugiau išgeria. Kad jis turi probleminį vartojimą, tai tikrai. Ir tada tas suvokimas, kurį girdžiu iš žmonių, kad čia valios trūksta. Maždaug aš irgi kartais išgeriu, bet paskui negeriu ir viskas normaliai. Tu priklausomybės neturi žmogau. Negalima lyginti žmogų, kuris jau turi priklausomybę su tuo, kuris neturi, bet atvartoja savo rekreaciniais tikslais. Tai tas tada supratimo trūkumas, jisai labai trukdo tiem žmonėm gauti reikiamą pagalbą reikiamų laiku. Nes stigma yra, tai ką aš čia kažkoks nenormalus, jeigu kreipiuosi, taigi visi normalūs susitvarko patys. Tada aš nesikreipiu. Tada mano šeima irgi delsia kreiptis. Tiesiog mane spaudžia, susijimk, imk valią, turėk valios. Ir tas ratas sukas, tai man atrodo, kuo daugiau žmonių supras, kad tai truputį nėra apie valią. Tai yra apie daugiau procesų, kad tai yra liga, kuri pažeidžia smegenis ir išlipti iš jos reikia labai daug pagalbos, tame tarpe ir tos pačios šeimos. Ir kad galima į ją neteiti, jeigu laiku pastebi tam tikrus ženklus, rizikos ženklus. Tai kuo mes daugiau apie tai kalbam, tuo platesnis ratas sužino. Kuo sužino, to tokia galbūt rizikos tikimybės mažėja. Aš taip tikiu tuo. Bet tų atvejų turbūt milijonai visokiausių, įvairiausių. Ar jie turi kažkokį tai bendrą bruožą ir ką mes suprantam, kad tikrai iš 10-5 iš artimiausio rato žmonių bus paliesti tos problemos ar vienu ar kitu kampu, bet kas juos visus vienyje, kažkas bendro tarp jų visų yra tose situacijose ar ne? Turite omeny, kodėl jie pradeda vartoti, ar po to, kai jau tampa priklausomi, kas bendro, apie ką jūs? Kai jie jau turi problemų, kai tai nebėra kažkoks, kaip jūs sakėte, rekreacinis vartojimas. Jo, tai šiuo atveju tada jie turi tikrai daug bendrų bruožų. Ta prasme, jau nebesvarbu net statusas, išsilavinimas, nes vienas svarbiausias, toksai, man atrodo, ką žmonės dažnai painioja su valios trūkumu, tai vienas iš svarbiausių tokių požymių yra, kai dingsta galimybė kontroliuoti savo gerimą. Aš vartoju, nepaisant neigiamų pasekmių savo sveikatai, savo santykiams, savo darbui, savo geroviai bendraja prasme, aš negaliu nevartoti. Aš suprantu, kad jau turiu problemų. Jo. Jau aiškiai matau problemų. Gali būti, kad suprantu, gali būti, kad nesuprantu. Čia visai būna, gali būti, kad aš dar savo nepripažįstu. Bet, žinot, ten tas juodas humoras, kur noriu ir vartoju. Tai, neleidžiu savo nenorėti,
tada nesusiduriu su situacija, kai sužinau, kad aš negaliu sustoti. Nes aš tiesiog, aš noriu, man patinka. Bet iš tikrųjų, ir ten šeima spaudžia mane, bet aš sakau, kad jie prie manęs kabinėjasi, kad čia ta žmona, ten tie tėvai, ar ten dar kažkas, iš manęs neaišku, ko Du nori. nesusiję dalykai. Problemos yra problemos, jos būtų ir kitų atveju, o mano gyvenimas yra toks, koks yra. Taip. Ir apskritai alkoholis man padeda. Pavyzdžiui, jeigu alkoholis, arba šiaip narkotikai, žolė. Labai dažnas dalykas, kas daro, yra šalia alkoholio toksai žolė, kur irgi žmonės yra linkę tą matyti kaip didelę pagalbą. Kad, tai aš atsipalaiduoju. Bet čia yra, kaip čia pasakyti, čia naujųjų laikų išradimas yra. Jaunimo. O kiek jis jaunas yra? Šiaip, tai jis, kaip išradimas, tai nėra toks jaunas. Ne, taip. Bet, šiandien, kai mes kalbamės, yra sausio 13 kaip tik, tai, kaip čia pasakyti, toksai, tas visas mūsų nepriklausomybės laikotarpis, tai kaip aš atsimenu, sausio 13, ar ne, tai tuo metu, žolės nevartojo beveik niekas, ar buvo retenybė turbūt. Turbūt labai mažuose sluoksniuose tai buvo, ne? Ir aš galvoju, tai vienas iš dalykų yra su pasiekiamumu. Kad buvo daug sunkiau pasiekiama šita medžiaga, bet tada, man atrodo, heroinas buvo daug labiau prieinamas ir daug labiau kas mokėjo jį pasigaminti. Ir aišku, ten pasiekmės yra tragiškos. Ne? Tai gal tada tas pasiekmių tragiškumas labai gąsdino ir tada mažiau tokio kažkokio, bet ir tuo metu buvo ir visų kitų narkotikų. Tai aš galvoju, aišku, kad atsivėrus sienom, tas importas, jisai, tapo tiesiog laisvesnis įvežimas, taip, paprasčiau yra atvežti narkotinės medžiagas. Turbūt ir auginimo sąlygos galbūt technologijom modernėjant darėsi vis lengviau ir lengviau, paprasčiau čia vietoj užsiauginti kažkokią dalį medžiagos. Kažkiem, iš pradžių gal savo tikslam, o paskui ir pardavimui. Bet šiaip taip, mano supratimu, turbūt čia reikėtų žiūrėti giliau, aš tikrai nesu kažkokių tokių labai rimtų analizių Lietuvoje skaičių, tiek gilinusus, kad čia jums dabar galėčiau pasakyti gal vieną kitą straipsnį. Bet tai yra, tokios šiuolaikinės tos kartos 20-mečių, 30-mečių plus tokia vartojimo medžiaga rekreaciniais tikslais tikrai. Tai, man atrodo, 40-mečiai jie yra bandę, ta mano karta, sakykime, jie bandė, bet tai per atstumą, labiau alkoholis gal, tai jaunesnis 30-metis, 20-metis žolę mato kaip tokį normalų, nemaža dalis žmonių, normalią medžiagą, kuri visai ten gerai atpalaiduoja ir ten viskas vyksta. Panašiai man atrodo kartais, kad lygina ją su alkoholiu, kad supranta, kad alkoholis turi žalą. Ta prasme, yra žalos. Tai žinau, kad jo kažką ten ir žalia, gal ne visai jau labai gerai, bet tai nėra kažkas tokio baisaus. Kaip ir apie alkoholį žmonės galvoja. Kad, čia nėra taip baisu, nepaisant to, kad tai yra viena toksiškiausių medžiagų, prilyginama pagal savo toksiškumą gyvsidabriui. Bet, ir visi žinom, kad gyvsidabris tai labai baisu. Tik tiek, kad ten poveikis gyvsidabrio, sakykime, greitesnis, alkoholio gal šiek tiek ilgiau, bet, toksiškumas tai vis tiek tas pats imant. Tai, man atrodo, kažkas panašaus su žole vyksta, kai, tas nuvertinamas žalos mastas, ypač ilgalaikiško vartojimo. Ir ką dar žmonės yra labai linkę nuvertinti tiek su alkoholiu, man atrodo, su visom medžiagom, bet su šitom lengvesnėm, sakykime, taip. Tai ypač taip priklausomybę skatinančią pusę. Ir jie labai linksta pasiimti, kad, bet man buvo gerai, aš atsipalaidavau, aš pailsėjau, aš, kažkaip atgavau tai, ko man reikėjo. Ten priklausomai nuo to, kam ko reikia. Ir tada, atmeta tą, kad jo, viskas tvarkoj, tu pailsėjai, bet tai yra kaina, kurią tu sumoki. O ką jam reikėtų žinot, sunku pamatyti turbūt nuo rytoj tas pasiekmes, bet kas laukia to žmogaus, jeigu jam taip seksis vartoti dar, sakykime, gerą stažą, kokį 10 metų. Kas po 10 metų bus rezultatas, pasiekmes? Tai
labai priklauso, ką vartoja, kaip vartoja, kokiais kiekiais ir panašiai, bet rezultatas tai yra, tos organizmo sistemos kenčia. Viskas. Pavyzdžiui, alkoholis yra susietas su bene 70 skirtingų vėžio rūšių. Rūkymas irgi su panašiu skaičiu. Na, tai nėra tiesioginė priklausomybė, kad, Bet tai pirmą mes tokį labai ryškų punktą galim brėžti, kad būsi poliklinikos svečias, skambinsi minimum šeimos gydytojui, jeigu labai pasiseks, jeigu ne, tai, reiškia, turėsi aibės va tokią sveikatos bylą ir ten bus užvesta visokiausių įrašų. Ta prasme, aš galvoju, jeigu taip apibendrinant, kad tavo kokybiško ir sveiko gyvenimo metai sutrumpėjo. Ir dažnai žmonės, ką sako, kad, maždaug, tai vis tiek čia visi serga, vis tiek čia dabar tas pasaulis, užterštumas, nežinai, ką valgai, čia maždaug. Taip, bet šalia to pasaulio užterštumo ir nežinojimo, ką valgai, tu pridedi dar vieną toksiną. Ir vadinasi, kad tavo galimybės, jeigu tu būtum galėjęs gyventi, sakykim, 70 sveikų gyvenimo metų, tai dabar gyvensi 60. Kaip pavyzdys. Tai čia viena tokia to fizinio kūno pusė, bet kita pusė turbūt iš tarpusavio santykių, iš artimo ryšio, šeimoje, su draugais, ten su kolegomis ir taip toliau, ten greičiausiai irgi bus, kaip čia pasakyti, panašių žaizdų ir sugriovimų. Vienareikšmiškai, nes kaip ir sakėm, kaip išsivysto priklausomybė arba pradeda vystytis ir atsiranda tie pirmieji tokie jau rimti simptomai, tai kas atsiranda, vartojimas nepaisant pasekmių. Tai vadinasi, ir santykiai, man nebesvarbu, kad ten, tarkim, žmona pyksta, arba kad ten mano vyras pyksta, ar tėvai pyksta. Tiesiog yra pikta. Taip, jie yra pikti, bet aš negaliu nieko pakeisti, aš turiu vartoti, nes kitaip man organizmas reikalauja tos medžiagos. Tai yra toks gyvybiškas poreikis, smegenys imituoja tokį patį poreikį kaip alkio arba troškulio, nes aš jį turiu gyvybiškai patenkinti, nes kitaip, neaišku, kad mirštu. Bet taip panašiai žmogus jaučiasi, jau kaip priklausomybė yra. Tai tada taip, aš aukoju. Nes jeigu taip subjektyviai ir simboliškai kalbant, tai iš esmės aš dedu savo gyvybę arba santykių. Tai aišku, kad mes renkamės gyvybę, tai yra instinktyvu. Nesvarbu, kad smegenys yra iškreiptos. Medžiaga iškreipia, jas nuspalvina ir nebeleidžia veikti taip sveikai, racionaliai, kaip jos šiaip veiktų. Bet aš vis tiek renkuosi tai, kas man tuo metu atrodo svarbiausia, gyvybiškai svarbiausia. Tai aš paaukoju santykius. Ilgainiui apskritai interesai išnyksta. Kai vystosi priklausomybė, toks siaurėja matymo laukas. Kuo toliau, tuo labiau žmogus eina į tunelį ir nieko nebelieka. To, kas anksčiau teikdavo malonumą, laimę, džiaugsmą, netgi, man reikia pavartoti, galėčiau atsipalaiduoti. Kai kurie žmonės taip sako, jie jaučia nerimą ir tada išgeria, atsipalaiduoja ir gali eiti, bendrauti, šokti, linksmintis, smagiai leisti laiką. Ir tada paaiškėja, kad jam nebereikia to. Jam jau, žiūrėk, nebereikia nei šokti, nei bendrauti, jau jis labiau nori tik prie stalo sėdėti, gal dar pabendrauti ir nori, bet žiūrėk, jau po kiek laiko jūs ir vienas vartotimą, nes o kam tai? Bendravimo laikas vis trumpėja. Tai bendravimo laikas trumpėja ir kas dar yra labai liūdna, jeigu, kaip sakom, daugumai teko mūsų susidurti, pastebėt, kad ir temos nesikeičia. Nes žmogus nebeturi laiko, kurį galėtų paskirti savęs tobulinimui, domėjimuisi kažkokiais dalykais, kurie jam seniau buvo įdomus, ar ten skaitimui, ar tiesiog žiūrėjimui, ta prasme. Ir pradedi pastebėti, kad jis kalba vis tą patį apie tą patį. Žinios, pavyzdžiui, istorija jam kažkada patiko, bet jis ten perskaitė 20 knygų, ir po to daugiau nieko nebeperskaitė. Tai žinios vis tos pačios, kažkaip faktai vis tie patys, ar ten kokiais automobiliais domėjosi, bet jau dabar to žinių bagažo nebetnaujina, reiškia, naujausių tendencijų nebežino ir tikrai labai stipriai susiaurėja, nes svarbiausias dalykas yra pavartoti. Čia tampa gyvenimo centru ir tikslu ir nieko nebelieka. Tai tada tikrai žmogus kaip asmenybė nyksta, mes tą ir vadinam truputėlį degraduoja.
Nu, ta prasme, kad nebelieka jo tokio, koks jis buvo, to žmogaus, žavaus, linksmo, galbūt susikaupusio ir rimto, bet jo tokio nebelieka, jis kažkoks, nu, tam pilkas. Aš žiūrėkit, kalbamės metų pradžioj, yra tokia, tas naujųjų metų pažadai, tas etapas yra dabar geras, iš tikrųjų kažkuo, ar čia tik tai mes save eilinį kartą apgaunam, ar vis dėlto tai yra svarbu? Aš tai manau, kad čia labai individualu. Ta prasme, jeigu žmogui tai padeda ir kažkaip, nu tikrai jam padeda motyvuoti save, tai kodėlgi ne? Ta nauja lapą atvest, ar ne? Jo, kitus žmonės tai labai nervuoja, nu kas čia per nesąmonė dabar, kodėl aš negaliu nuo vasario, kodėl aš čia turiu nuo sausio ar ten nuo balandžio. Viskas tvarko, kiekvienam savo. Aš manau, kad jeigu nu, tam žmogui atrodo, kad jo, aš kažkaip su naujais metais noriu pradėti tą lapą versti, tai jis gali versti. Bet turbūt svarbiausias momentas nėra tai, kad aš ten savo kažką pažadėjau sausio 1, svarbu yra ištesėti. Ne? Ir tada gali paaiškėti, kad tą pažadą, kurį aš savo daviau, nėra taip lengvai gyvendinti. Greičiausiai taip ir bus. Turbūt reikėtų, jeigu kažkas net neįsivaizduoja, ar kas yra nebandęs kovoti, kažkaip vis tiek turbūt žmonės kovoja su tuo ir nusivilti tenka ir niekur nuo to nesidėsi, ar ne. Ir tie atkryčio tikimybės yra dažnos ir beveik neišvengiamos. Ir tikėtis, kad šiemet jau pradėsiu ir tada jau tikrai viskas bus gerai. Gražu turbūt, bet tikėtis, kad vien taip ir bus, gal irgi nereikėtų. Tikslo įsivardinimas yra pirmas žingsnis. Kelyje į tą patį tikslą. Vadinasi, reikia įvardinti kitus žingsnius, kurių aš turiu imtis. Ir tų žingsnių gali būti 10 arba 15. Ir vienas iš jų, man atrodo, kuris yra labai svarbus, jeigu mes norim pasiekti kažkokios blaivybės, tai yra suprasto, kodėl aš apskritai vartoju, arba kodėl aš apskritai pradėjau vartot, kol dar nebuvo išsivyščius priklausomybė, arba jeigu dar man jinai ir nėra išsivyščius, mes galim kalbėti, kad žmogus dar neturi priklausomybės, jis tiesiog pagauna save, kad tas vartojimas kažkoks truputį probleminis, kažkokia ta rizika yra visai didelė, nes yra skirtingi rizikos vartojimo lygiai ir tada žmogus įsivardina ir galvo, tai mano bent jau visada toks kitas klausimas, o dėl ko? Ką tau duoda alkoholis? Arba ta kita medžiaga? Žolė, nežinau. Ką, atpalaiduoja? Bet tas atsakymas greičiausiai jisai nebus toksai telpantis į vieną vientisinį sakinį. Greičiausiai reikės to paieškoti ir ten gali būti tokių trigubų net ir daugiau dugnų, po kurį tu pramušęs vieną atrasi kitą. Vienareikšmiškai. Jūs labai gerai sako. Ne? Bet va čia ir yra, tai mano antras kelias bus. Ne? Antras žingsnis, kur aš atsakau ir žiūriu, ieškau, kas dar čia yra tuose atsakymuose, kokį dar dugną, kaip jūs sakot, reikia pramušti. Ir ką aš čia dar turiu savo atrasti. Bet čia jau bus toksai tikras kelias, o ne kad, negeriu, tai dabar negeriu, o po savaitės jau geriu vėl. Ir dar vienas svarbus klausimas, kurį reikia užduoti, o kodėl aš noriu negerti? O kodėl geriu ir kodėl aš noriu, ką man to reikia? Arba ten nevartot kažkokios kitos medžiagos. O ką man to reikia? Kokia prasmė? Nes jeigu žmogus uždėjo tik vien dėl to, visi va čia naujais metais kuria kažkokį planą, ir aš užsidėsiu, kad gerai skamba, gražiai va čia, žinai, savo draugam pasakysiu, žinai, gal žiūrėkit, aš negeriu. Tai tikrai čia bus tie tradiciniai naujametiniai pažadai. Bet jeigu aš kažkaip savo giliai atsakau labai aiškias priežastis, motyvus, kurie man yra svarbus asmeniškai, tikimybė, kad aš tą pasieksiu, reikšmingai padidėja. Ir gali būti, kad vienam pačiam šitus dalykus pasiekti yra labai sunku. Aš tą patį dabar kaip tik ketinau klausti, ar vienam apskritai yra galimybių kažkaip tai krapštytis iš tą. Jo. Aš nežinau, aš nemėgstu tokių kategorijų ir sakyti, kad nejaučia vienas žmogus, tai tikrai niekaip. Turbūt, kad galima ir vienam, jeigu žmogus tikrai yra labai, nežinau, gebantis reflektuoti, susitelkęs, motyvuotas labai stipriai, tai gali. Kitaip tariant, tas žmogus turi iš anksčiau turėti kažkokį tai valdomą resursą, kur jis
susikaupia, turi iš ko ir pats save motyvuoja ir ieško ir toks pakankamai užsispyręs ir turintis jau supratimą apie visą tai, ką jisai čia ketina daryti. Taip. Bet tada pagalvokim, kiek tokių žmonių yra. Tai va, tai aš galvoju, kad šansų, kad toks žmogus yra įkliuvęs į rimtus spąstus irgi, kaip čia pasakyti, tie dalykai lyg tai tarpusavį prieštarauja, ar ne? Jo, jie viens kitam prieštarauja, tikrai taip. Tai aš čia tada lenkiu prie to, kad greičiausiai žmogui reikės pagalbos ir tos pagalbos reikės iš artimo rato, o artimas ratas, bet man visą laiką kelia truputėlį abejonių. Jie būna reiklus, bet ne toj vietoje ir ne taip, kaip reikėtų pagalbą. Jo. Ir tada, čia mes ir atsiduriam toje situacijoje, kad geriausias, yra toksai neuropsichologas, labai žinomas, ir jisai sako, kad geriausias būdas gydyti priklausomybę nuo alkoholio, ten kiti narkotikai turi kitas motyvacinės sistemas smegenyse, bet nuo alkoholio yra anoniminiai alkoholikai arba, kitaip sakant, terapinės grupės. Dėl to, ką jūs ką tik Arūnai pasakėt. Dėl to, kad reikia žmonių, alkoholizmas yra vienatvės liga ir man reikia žmonių, kad aš galėčiau pasveikti. Bet artimas ratas, mano šeima, gali būti, kad nėra pajėgus suprasti iki galo, kas su manim vyksta, o net jeigu ir yra šiek tiek pajėgus suprasti, nebūtinai turi resursų man teikti paramą tokiu būdu ir tokiu formatu, kokios man reikia. Ir tada savitarpio pagalbos grupės, tokios kaip pavyzdžiui anoniminiai alkoholikai, jos turi daug didesnį resursą. Kur, ten yra žmonės, kurie jau perėjo per tai ir jie arba yra kažkokiam kelyje, toliau paėję ir gali pasakyti, duoti, atreaguoti daug labiau taip, kaip tam žmogui reikia. Ir tada smegenys atsiduria erdvėje, kurioje gali po truputį gyti. Ir padėti savo sveikti ir išeiti iš to užburto rato, kuriame atsidūrė. Ir tada ta erdvė moko. Lygiai taip pat kaip ir konsultavimas, bet vis tiek, jeigu kalbant apie efektyviausią, tai efektyviausias yra grupinė pagalba. Šalia jos reikia palaikymo sistemų, priklausomybių konsultantai, psichologai, psichiatrai, visi kiti jie dirba, bet, taip, mano supratimu, kiek aš domiuosi mokslu ir kažkokiais moksliniais atradimais, ir ką kiti garsus tyrinėtojai sako, kad vis dėlto grupinė pagalba yra ta ašis, ant kurios sukas pagalba priklausomybės nuo alkoholio atveju, o tada visi kiti stiprina arba atveda į tą pagalbą. Nes kartais būna, kad žmonėms labai baisu eiti į grupę. Siaubingai baisu. Ir tada tikrai reikalingas rėmėjas, pavyzdžiui, priklausomybių konsultantas, kuris yra šalia ir sako, žiūrėk, susidėliojam čia tuos visus žingsnelius ir pabandom suprasti, kodėl tau reikia. Tai kai žmogus susivokia, kiek jam paramos reikia tame, kaip yra sunku atrasti tuos atsakymus, ką mes kalbėjom, o kodėl nevartot, arba kodėl aš apskritai čia vartoju, nes galvau, kad viskas taip paprasta, o paaiškėjo, kad gal nėra čia taip paprasta, nes vieną dugną pramušiau, žiūrėjau, kiek ten atsivėrė. Ir tada iškyla klausimas, kad, o gali būti, kad čia dar yra kažkas. Ir greičiausiai yra. Tai toksai, taip, tikrai bus procesas ir jame reikės paramos. Idealiu atveju, mano supratimu, čia tokiam tobulam pasauliui, geriausia, kai ir žmogus, kuris turi priklausomybę, eina ir gauna pagalbą. Ir jo aplinka, bent jau artimiausia ten šeima, ar tėvai, ar partneris, vaikai tie patys irgi eina savo ruožtu į kažkokią artimųjų grupę ir gauna ten irgi pagalbą, kaip suprast, kas vyksta visų pirma ir kaip būt ta tikroji pagalba, o ne meškos paslauga. Nes kartais artimieji daro meškos paslaugas. Taip, va šitą vietą apibendrinant, man atrodo, jeigu ką žiūri ir turi tokią rūpestį, ar ne, tai vis tiek, ką mes galim pasakyti, kad su
pirštų spraktelėjimų tai nedings iš jūsų aplinkos. Tam reikės ir to žmogaus, kuris yra priklausomas, ir visų jūsų ilgo darbo ir kantrybės. Tai nepraeis ir net atsitraukus šitai lygai, jinai visą laiką budės šalia kažkur. Visą laiką budės šalia, ne dieną, ne dvi, bet dešimtmečiais. Budės. Taip, kad tam reikia nusiteikti ir kaip čia pasakyti, ieškot, mokytis kitokio gyvenimo turbūt, taip? Taip, tai yra lėtinė liga. O lėtinė liga keičia mūsų gyvenimą iš esmės. Jinai yra visada šalia. Ir lėtinė liga, kaip, pavyzdžiui, cukrinis diabetas, mano labai mėgstamas, arba astma. Ir mes visi žinom, kad karts nuo karto būna priepuoliai. Pavyzdžiui, su cukriniu diabetu tu turi keisti savo gyvenimą iš esmės. Mitybą, darbo poilsio režimą, daugybę dalykų. Lygiai taip pat ir čia. Ir tai yra, ir net jeigu aš puikiai kontroliuoju tam tikrą laiką, puikiai, pavyzdžiui, ten kokį, nežinau, cukrinį diabetą, cukraus kiekis kraujyje nuostabus. Niekas negarantuoja, kad neateis diena, kai mano rodikliai pablogės dėl įvairių dalykų. Nežinau, streso daugiau patirksiu, negalėsiu taip gerai susiskaičiuoti, susižiūrėti, atsipalaiduosiu. Irgi labai dažnas dalykas yra, ne? Kai žmonės, atsipalaiduoja, jau ilgą laiką man gerai sekasi. Ir tada, pradeda tas velniukas, kuris galvoja, tu kalbėt, žiūrėk, bet jeigu tau taip gerai sekasi, gal tu nesergi. Gal tu čia gali truputėlį, ten kažką. Tai pažiūrėk, jau nežinau. Metus, 2, 3, 5, 10, negėri. Aš šiandien, kaip tik tai šiandien susidūriau su vienu tokiu įdomiu atveju, apie tą laikotarpį, ar ne? Žmogus sako, man baigėsi garantija, 10 metų garantija. Mane buvo užkodavę 10 metų ir kaip tik tai suėjo šitas terminas ir aš nutrūkau. Ir dabar to paties koduotojo jau nebėra, jis atvažiuodavo iš kažkur, tai iš Rusijos, iš Baltarusijos, nežinau, iš tų kraštų, jo nebeįmanoma čia rasti, o vietiniai, jie duoda garantiją tik tai 2 metam. Ką pasakyti žmogui? Patarkit, ką pasakyti žmogui. Jo, čia labai sunki tema. Dėl to, kad tas tikėjimas specialistų šiuo atveju yra kertinis sveikimo garantas. Ir kuo yra pavojingas mano supratimu toks metodas gydymo, kad jisai taip suteikia žmogui įrankį, bet tas įrankis ne žmogaus rankose. Ta įrankį ir laiko kažkas kitas. Man toks įspūdis, kaip žinot, kaip laikrodinė mina būtų įstatę ir jinai sukasi, tas laikrodis sukasi atgal. Tas žmogus 10 metų turėjo viduje tą laikrodį ir kiekvieną dieną jį suko atgal ir galvojo, velnias, man jau vieną dieną mažiau liko iki tos blaivybės, ar ne? Ir ką tai reiškia, kad to tokio sąmoningumo ir geresnio supratimo, kas yra blaivybė, to žmogaus gyvenime taip ir neatsirado, nors jisai 10 metų nevartojo. Ar gerai, kad jis nevartojo tos 10 metų? Taip, labai gerai. Dabar tikrai, jau geriau taip negu niekai. Bet jeigu kalbant apie sąmoningumą, jisai neatsirado. Ir čia yra toksai terminas, kurį aš atsinešu iš savo patirties su priklausomai žmonėmis ir studentam labai nuolat kartoju, kad yra didelis skirtumas tarp susilaikyti nuo gėrimo ir būti blaiviam. Tai blaivybė yra sąmoninga būsena, kai aš ją sąmoningai renkuosi. Gal labai sunkiai, gal labai daug pastangų dėdamas, bet aš sąmoningai renkuosi negerti. Susilaikyti nuo gėrimo yra tada, kai aš kaip jūs sakot, tą laikroduką turiu, žinau, kad dabar man kažkas kažką padarė, arba aš pats savo kažką padariau, bet čia kažkokia tokia truputį mistika ir tas praeis, aš čia prakentėsiu ir ten įvairiai. Arba aš, vėl atkrisiu, arba gal aš jau būsiu pasveikęs, ar dar ten kažkas, bet nėra tai, kad aš renkuosi blaivybę, kaip vertybę. Aš labiau renkuosi susilaikyti nuo vartojimo, nes vartojimas man buvo žalingas, kažkokią žalą atnešė ir aš nusprendžiau, kad to žalos nenoriu.
Bet tuo pačiu aš ir nenorėjau atsisakyti to malonumo vartoti. Vis tiek mano galvoj yra likęs žinojimas, kad vartoti yra, šiaip tai gerai. Tiesiog aš, būdamas ten kažkoks nelabai, vat tą žalą patyriau, kurios kiti normalų žmonės nepatiria. Ir aš dėl to turiu susilaikyti, o paskui va ten žiūrėsim, kažkaip. O sąmoningumas yra, kai aš suprantu, kad aš nenoriu vartoti. Gyvenime yra labai gerų dalykų ir be to. Man nereikia. Aš ne tik, kad susilaikau, aš tiesiog, atsisakau. Man nereikia. Aš galiu gyventi ir kitaip. Aš noriu gyventi kitaip ir tikiu, kad aš galiu. Tai čia toksai, slidus reikalas, bet mano manimu kokybiškai labai reikšmingas. Tai vat iš to, ką jūs pasakojate apie tą žmogų, tai toksai, kur jis savo galvoja, taip ir neįsisąmonino to, kad tau ir nereikia vartoti, kad tu gali gyventi kitaip, kad blaivybė yra nuostabus patyrimas. Jisai labiau buvo panašu, kad tiesiog atsisakė vartoti, sustabdė, jam padėjo sustabdyti tas kodavimas, tas specialistas, kuriuo jis patikėjo, valio. Nes kartais, nemažai daliai žmonių ir nepadeda, jie kažkaip nepatiki tais specialistais ir ten viskas tuo ir baigėsi. Tikrai turiu ne vieną patirtį iš savo pacientų gyvenimų, iš aplinkos, kai ten išėjo ir po 2 dienų jau pylė tokiu pačiu tempu, kaip ten ir nors sumokėjo milžiniškus pinigus už tos kodavimus. Tai. Bet tą sąmoningumą ugdyti, tai čia vėlgi yra didelis darbas. Tai ką mes galim dabar, kaip čia pasakyti žmonėm, vis tiek, jeigu turi rūpestį tokį, ir ar artimas, ar pats, kažką tai man reikia daryti šiandien. Aš įsivaizduoju tą žmogų sėdinti tokiam juodam kampe ir galvojantį, tai jūs čia dabar kalbat, o ką man padaryti šiandien, nes rytojus laukia vėl toks pat, vėl beviltiškas ir vėl į tą patį liūną keliauti. Aš tai turbūt, kad atsisėsčiau savo ir labai taip sąžiningai užduočiau klausimą, ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Bet kaip jūs sakote, jeigu aš jaučiu, kad aš esu liūnė ir aš iš tikrųjų noriu iš jo išlipti, bet taip nuoširdžiai savo pasižiūriu save ir jo noriu. Nesuprantu, kas tas sąmoningumas, nesuprantu, bet žinau, kad nenoriu gerti, bent jau tiek žinau. Ir jaučiu, kad pats negaliu, bandžiau, nepavyksta. Tai tada reikia kreiptis į specialistus. Arba nueiti į anoniminio alkoholikų grupę. Kuo greičiau, vis tiek vienas pats nieko neišgalvosi ir reikia ieškoti tada arba artimiausio anoniminio alkoholikų susirinkimo, arba ieškoti konsultanto, kuris padėtų tą grupę susirasti. Taip. Kur ir galų gale, kuris padėtų. Po mūsų pokalbio tada įdėsiu nuorodą į mūsų visų konsultantų grupės pavardės. Jų yra visas sąrašas ir ten pagal savo gyvenamąją vietą artimiausias žmogus galit iš tikrųjų susirasti su visais kontaktais ir bandyti jam ar vienam, ar kitam, ar trečiam iš kelių šimtų turbūt žmonių paskambinti ir paklausti, ką jisai galvoja ir ką patartų daryti rytoj, o gal netgi šiandien. Ja. Nes vis tiek, niekas už mane šito kelio nenueis. Prasme, aplinkiniai gali tik padėti, bet aš turiu imti žingsnių tam tikrų, eiti tuo blaivybės keliu. Bet vis dėlto vienam tuo keliu eiti sunku ir dėl to tas mano pasakymas yra, kad eikim su kažkuo. Ir tada tas kažkas padės tyrinėti ir suprast, kas kelia daugiausiai iššūkių. Pavyzdžiui, nes yra dalykų, kuriuose yra situacijų, kur man visai lengva susilaikyti, o yra situacijų, kur aš labai stipriai išsiprovokuoju. Padės atpažinti visus trigerius. Trigeriai yra tiek psichologiniai, tiek socialiniai, bet labai svarbi dalis, kodėl priklausomybė yra liga, trigeriai yra ir biologiniai. Ir kartais trigeris gali būti vaizdas, kvapas.
Ir aš to net nesuvokiu. Man tą reikia išmokti. Man reikia išmokti atpažinti savo, tos tokius impulsus vartoti, kurie ateina. Ir išmokti su tuo impulsu tvarkytis, nes atėjo. Ir dažniausiai žmogus pasiduoda, nes jis labai labai stiprus. Ir aš kaip sakiau, Jūsų Aušra yra tas pavyzdys, kada ten su vatos tuo lopinėliu perbraukia per kažkur ten per kaktą ir tai išprovokuoja paskui gerimą. Tai čia yra mano paciento pavyzdys, aš manau, nesupyks, kad aš jo dalinuosi, tai labai universalu. Tai bet iš esmės žmogus, kuris buvo ilgą laiką nevartojęs, tikrai ten jau 4 ar 5 metus, ta prasme, visai gerai valdė tą savo priklausomybę ir jisai pasakojo situaciją, kai jis ar dirbdamas, ar kažką darydamas prasiskėlė galvą. Ir prasiskėlė galvą ir žmona kažkaip natūraliai, impulsyviai tam pasiėmė spirito ir tiesiog tą žaizdą, nes jinai buvo tikrai, norėjo dezinfekuoti, apvalyti aplinkui ir panašiai. Šiaip žaizdas reikia dezinfekuoti vandeniu, bet ten tokiu senu metodu vadovaudamasi. Ir tas nubėgo spirito lašelis veidu, tiesiog. Ir jisai labai gražiai pasakoja, sako, aš sėdžiu ir jaučiu, kaip man tiesiog visas kūnas, toksai atgyja ir kaip aš jau noriu išgerti. Ir tikrai sako, viskas ten subunda, kažkoks impulsas. Realiai tai, ką ir vadinam tuo potraukiu, potraukis aktyvuojasi. Tai aišku, žmogus dėl pakankamai ilgos tokios nevartojimo patirties ir ilgo darbo su savim, savo trigerių supratimu, žinojimu, kad kas tai yra, gebėjimu atpažinti savo kūno, tokių gerų stebėjimų, jisai tiesiog tą atpažino ir paskui dalinosi kaip savo patirtį, jis nepavartojo. Man atrodo, kad gal net nusiplovė tą spiritą, kad nebūtų to kvapo, dabar jau čia tiek detalių nebeatsimenu. Bet esmė, kad tai yra toksai, kur kaip labai gražus pavyzdys, kaip mūsų smegenys suveikia, jos aktyvuojasi, pasileidžia sistemos. Bet čia irgi dar vieną momentą galim paminėti tame, kad apie tokius išprovokavimus, į kuriuos tu gali patekti, reikėtų turbūt irgi iš anksto apgalvoti ir kaip juose elgtis, nes patekti į tokią situaciją gali kiekvienas, kuris yra blaivus šiuo metu. Ne? Ir ką tokiu atveju daryti, reikėtų apgalvoti iš anksto. Kokį Aušra receptą va šitoj vietoj? Ką reikia? Bet jaučiu, kad pareina, ta banga pareina. Ką man daryti? Tai, žinokit, čia gali būti labai skirtingos strategijos. Pavyzdžiui, mindfulness remta tokia atkryčio prevencija ir apskritai mindfulness orientuota priklausomybių gydymo paradigma. Tai jinai sako, kad reikia išmokti priimti savo kūno signalus ir matyti tą kaip jūros bangą. Kad banga atėjo, jinai pakilo, bet banga visada nusileidžia. Ir aš vadinasi, tame procese tiesiog turiu būti labai sąmoningas ir stebėti kaip iš šonų, lyg matydamas jūrą, aš stebiu, kaip banga kyla, labai didelė, galinga, bet kažkas tą bangą pasinaudoja ir gal net praneria ten su kokia banglente, ne? Ir aš matau, kaip viskas kyla, stebiu savo visus simptomus ir tada ta banga nusileidžia. Ir atslūksta. Tai yra tokia, bet tą reikia praktikuoti. Tavrasne, čia nėra taip, kad pasakiau ir įvyko, ne? Gali būti dėmesio nukreipimo technikos. Kai kuriems žmonėms visai gerai, ne? Aš pastebiu, kad mano kūnas nori ir tada, aš turiu kažkur nukreipti dėmesį į kažką kito, kas man irgi taip pat malonu, įtraukia mane ir kad tiesiog nueitų. Gali būti tokia technika. Gali būti technika, kai žmogus tiesiog atideda, sako, gerai, aš dabar labai labai noriu vartoti, bet dabar nevartosiu, jeigu už valandos vis dar norėsiu, aš tada dar kartelį savęs paklausiu. Ne? Ir tą valandą praeis, aš pasižiūrėjau, aš iškentėsiu kažkaip ten dantis sukandęs, nežinau ten, ar kažką darydamas ir panašiai, bet aš iškentėsiu, po valandos tada pažiūrėsiu, ar aš noriu vartoti, ar ne, vėl užduosiu savo tą patį klausimą. Ir jeigu reiks, tada kažkokį sprendimą priimsiu, ar gal ir leisiu, ir tebūnie, ne, nepavyko viskas.
Tai tas toksai atidėjimas dažnai būna, kad tas impulsas per tiek laiko jau ir praeina, o net jeigu nepraeina, jisai būna labai stipriai sumažėję. Tada žmogus vėl užduoda klausimą savo ir sako, nu žiūrėk, jisai sumažėjo, tai gal aš dar valandą palauksiu ir pažiūrėsiu, kas čia bus. Na ir vat tokiu būdu valdo. Tai yra tikrai skirtingų strategijų. Kuo žmogus turi daugiau įrankių, tuo jam lengviau pasirinkti, kas konkrečiai iš to situacijoje veikia. Tai vėlgi dėl to reikalinga ta pagalba. Ar patyrusio žmogaus ir kuris jau praėjo kelią, gali savo patirtim kažkaip dalintis. Tai vienas iš variantų ir būtų skambutis draugui, kaip tam žaidime. Arba konsultantas, arba psichoterapeutas, tai jau čia, Tai čia visi variantai tinka, aš taip suprantu, kad daryk, ką tik tai nori, sėsk ant dviračio, eik į bažnyčią, melskis vietoje, eik pamiegoti, bėgiok, skaityk knygą. Palysk po šaltu dušu. Lysk į šaltą ar šiltą vandenį, kokį tik nori. Bet kuo užsiim kitų, netgi vieną po kito, kuo toliau nustumti tą valandą, dar valandą, paskui iki ryto ir paskui iki kitos dienos. Ir tai turėtų pamažu atleisti. Ir tikrai atleis. Ir ta prasme, nebus taip, kad tai tęsis amžinai, tikrai ne, nes mūsų kūnas taip sukurtas. Visi pikai ateina ir praeina, net alkis taip veikia, kuris tikrai yra biologiškai, bet kai žmonės ten koncentracijos stovyklose buvo priversti badauti, ateina alkis, jis praeina. Ir paskui jisai net nebeturi savybės taip stipriai sugrįžti. Organizmas prisitaiko, kad tu nepatenkini to potraukio. Tai ir yra patys sunkiausi pirmieji mėnesiai blaivybei, kai organizmas dar nėra išmokęs, kad negaus ir kad tau teks gyventi be medžiagos. Tai tada tas potraukis yra labai stiprus, toks labai labai intensyvus ir išėjimas iš jo yra ilgesnis. Vėliau viskas truputėlį paprasčiau ir vyksta, kai įgūdžiai atsiranda, supratimas ir panašiai. Tai, man atrodo, tais pirmaisiais mėnesiais, aš taip sakyčiau, pirmieji metai, kurie reikalauja daugiausiai paramos. Ir čia reikia visų ir visko. Paskui ilgainiui tos paramos reikia mažiau, tada jau žmogus yra pajėgus daug labiau gilintis į save ir analizuoti, bandyti suprasti save, tas priežastis, tas giluminės tokias vartojimo priežastis. Ne? Jeigu pradžia yra technika, kaip padaryti, kad aš nevartočiau. Ir aš manau, kad tą kodavimą stebuklingai padaro kai kuriems žmonėms, ne? Išveda juos iš siaubingo užburto rato. Išvedė. Bet to neužtenka. Po to reikia eiti gilesnį savęs supratimą, kad ateitų tas sąmoningumas. Ko dažnas žmogus nepadaro, jis tik užsikoduoja, bet nenueina į sąmoningumą ir blaivybė netampa vertybė. Ir dėl to tas atkritis baigus galioti kodui ir įvyksta. Nes nebuvo perdirbtas vartojimo patyrimas. Aš tą mūsų susitikimą ir apskritai šitą ciklą vadinu dienoraščiu, tai bet apie savo atvejį šiandieną, ką ketinu įrašyti dienoraštį, pasakiau, o jūs jau turit šiandieną, ką įsirašyti į savo dienoraštį? O, geras, netikėtas. Aš tai galvoju, žinokit, turbūt norėčiau į dienoraštį įsirašyti tą dabarties akimirkos džiaugsmą. Nes kažkaip galvoju, kai jūs paklausėt, aš pagalvoju, man tai smagu buvo būti čia ir kalbėti apie tai. Tai, kad mes galim kalbėti. Ir, čia yra turbūt didžiausia laimė, kai dar nesi priklausomas, arba jau suvaldėjai savo priklausomybę, kad tu gali būti čia ir dabar ir rinktis, ką tu nori daryti. Kai netvyro kažkokia žaizda, kuri neleidžia tau galvoti, mąstyti, veikti, nieko, tiesiog nieko daugiau be savęs, viską atmiršta. Ta prasme, tu esi laisvas gyventi. Kad ir netobulą gyvenimą, kad ir su iššūkiais, bet vis dėlto tu laisvas. O kai tu esi priklausomas, čia ir dabar nebelieka. Tada vietoj čia ir dabar atsiranda, aš turiu pavartoti. Tai aš turbūt tą ir įsirašyčiau šios dienos tokį patyrimą, kad čia ir dabar noriu būti, ir čia ir dabar noriu daryti dalykus ir džiaugiuosi, kad aš juos galiu daryti. Taip gražiai kažkaip baigiam tokią poeziją. Palinkėkit kažką žmogui, kuriam reikia susitvarkyti su savim ir tada
Šiam kartui ačiū labai už pokalbį. Ačiū Jums, žinot, ko aš palinkėsiu? Meilės savo. Nes jeigu myli save, tai tada tikrai labai daug padarysi, kad save apsaugotų. Nu, praktiškai biblinė citata, baigiant. Taip jau. Gerai. Ačiū Aušrai už pokalbį. Tai gerų darbų, gražių dienų jum, iki kitų susitikimų tada. Ačiū Jums irgi sėkmės, ačiū už idėją. Sėkmės. Laimingai.